čia tai korvetė. Jis yra padegęs. Čia jau nepradėjęs, jau jo nėra. Bet nebaigiu pasakoti. Šitas diržas. Kažkas jo yra negerai skleidžia. Turim naują prikinuką. Kaip matėt, čia garažiukė biški vargstam su rankinė technika, su malūnais. Tai investuojam šiek tiek į saugumą. Turim nupirkę šiaip iš tikrųjų jack standus 4. Bet kas iš jų, jeigu nėra ko mašinos pakelt. Taigi tam tararam paėmėm, atsiprašau, paėmėm žeminantį skaudnelis, nuvažiavom nupirkom. Sutarėm, ką pirksim, nuvažiavo ir nupirkom. Nupirkom pažemintą dankratą, kad būtų galima pakišti po žemą mašiną, nes signalio gatai gana žemas. Šiaip ne dėl to, iš esmės mums tiesiog reikėjo dankratą, nes nusibodo sukiot rankom, ne kiek nusibodo, bet ne visas mašinas eina tvarkingai pakelt ir iš esmės reikia pakelt aukščiau kai kurias. Taipogi yra nupirktas raktų rinkinys, nes kaip matėt vargau Audi, tada treneriukas vardu gal sumersiu, nes 18 paprasto rakto nebuvo, tai galvutės trūksta, tai vėl kažko. Mano rinkinys per, aš jau nežinau kiek turiu, gal 6 metus. Per 6 metus jisai biški prarado savo, kaip čia pasakyti, komplektaciją šiek tiek prarado, todėl nupirkom naują lagaminą, kuris tikrai mums pravers. Tai va, pasidarysim vietą įrankiam, turim dankratą, jau galima po biškį daugiau darbuotis ir vietų. Bei snukis kreivus. Ignalis sakė, mano akiniai kreivi. Tu snukis kreivus, ne akiniai. Snukis. Gerai, žodžiu, šiandien yra kelintadienis, yra trečiadienis. Vakar buvo gana sausa diena, bet suradom kelis variantus. Pasiūlė visai įdomią mašiną. Tai vat pagalėsiu su Gintaru pasikonsultuoti, nes kol kas pinigų sumos nesiūliau, o žmogus nežino kiek. Dėl to, kad mašina yra gana nestandartinė. Brabusą pasiūlė. Bet Brabusas yra senas ML-as. 103 ML-as su 3.2 varikliu. Nes Brabusas ant dokų Brabus rašo. Doko kopiją atsintė. Tai ant doko rašo Brabus, sako, tai kaip čia Brabusas su 3.2 varikliu. Sako, jų buvo ir tokių, ir tokių. Man gal atsiūs kažkas dabar varu pasiūlyti. Tai ten nuotraukų jisai kaip ir neturi, šiandien turbūt pafotkins. Tai žodžiu, nesmė. Dėl to Brabuso pabandysim pasidomėti, nes jisai turi 3 mašinas pardavimui, galbūt kažką sutarsim. Ir Golfą 5, 1.9. Jo, tai vat Golfui parašiau, kaip ir kainą daugiau mažiau apderinom, tik tai reikia susitar, kada nuvažiuosim pažiūrėti. O kol kas važiuojam paimti... Užsek. Kol kas važiuojam paimti Mazdas. Servisas ją apsižiūrėjo. Mazda mūsų rankose. Žodžiu, taip, reikalai tokie. Garsas, kaip ir sakiau, sukiojant vairą, buvo jau pradžioj. Nu, faktas niekur nedingo, nes nieks su to nedaryta. Tiesiog apžiūrėjo tą automobilį, papasako, ką reikia pasidaryti. Vairo kolonėlė pasirodo barška. Aš galvojau, kad bus vairo traukės angalis arba traukė, bet dėja, barška kolonėlė. Taip pat, va dabar pastebėjau iš tikrųjų, kad signalas neveikia, reiks išsiaiškinti, kodėl neveikia, ar aš jo nepajungiau, kas irgi yra realu. Nes signalas liko, man atrodo, tas pats, bet nieks jo netikrino. Man atrodo, kad aš jį pas Eriką būdamas, kai surinkinėjau Mazdą, pajungiau, bet jisai dabar neveikia. O bagažiniai prie šitos Mazdos buvau radęs signalą. Tai man dabar pradedu suvest galus, kodėl jisai ten gulėjo bagažiniai, todėl kad turbūt tas senasis prieš smūgį, netgi prieš sudaužymą šitos mašinos jis jau neveikia. Matysiu, ką toliau. Na, beje, norėjau pasakyti, bet nebaigiau pasakoti. Šitas diržas. Kažkas jo yra negerai, skleidžia garsus ir panašu, kad jisai neužsifiksuoja. Tai airbego klaidos nemeta, lemputė užsidega ir užgesta, tai airbegai turėtų būti veikiantys. Nes, nu, panelė nieks nešovus. Tai vat, paimsiu iš to
Vyruko, žodžiu, paimsiu ir diržą, ir kolonėlę, ir bumperį mašinai susiradau, su kuria irgi bus daromas projektas, irgi pamatysit biškį į priekį. Kol kas vėlgi nepasakosiu, bet viską jūs patys pamatysit. Viską parodysim. Tai vat, jei radau jau bumperį, nes reikalingas priekinis bumperis, vairuotojo durys reikalingos, tai detalės irgi jau yra surastos. Gerai, einam prie esmės. Mes važiuojam varianto. Variantas yra Vilniuje, netoli mūsų, Bukiškis. Nu, žodžiu, mums liko 3 kilai iki vietos, tai kažkur 4 nuo mūsų garažo. Važiuojam pažiūrėti Golfo. Buvo Passato yra, dabar yra Golfo yra. Dabar važiuojam pažiūrėti dar vieną 5 Golfo. Papasakot, matau, kas čia yra. Ok, papasakot. Čia tas sparnanis buvo šito pusės. Buvo toks kaip šitas, ne? Jo, nu, tik buvo blogiau. Ten jį biškį pravalęs atsitominės buvo užrašytas, nesišuota pirkau. Šitas biškį parūdėjęs. Tada jis yra pradėjęs reikštis rūdyti. Čia jau nepradėjęs, jau jo nėra. Jo. Čia kelias iš visų 4 vietų, nes keisdavau ratus viską. Va čia va ta pati istorija praktiškai kaip mūsų gatai. Ir va čia va yra, va taip irgi va pradėjo rūdyt, bet gale kaip ir švaru viskas. O toliau viską, kas ir nuotraukose buvo maždaug viskas ir... Kas čia ratui nutiko? Kaladžių nėra. Oho, disko vapšiai nebėra. Pakeistas jo. Bet čia disko nebėra. Bet matai, jinai labai ilgai stovėjo ir buvo pravažiuota neseniai. Čia sudegė kaladės. Jo. Atsimenu, filmavau. Nemaigiai. Jop. Nieko čia nebėra. Ir bagažinės, va, čia va pačiame yra normaliai pradėjus irgi. O čia magiukas kodėl? Nes yra įdėtas va ten Androidas. Ir jis veikiantis? Jo, veikiantis, nes draugė Bluetooth'o norėjo. Ir yra varikliukas valytuvo. Jis buvo pas mus jį nulaužę. Ir man prieš technikinę aš neturėjau kada tvarkyti, aš tiesiog jį ištraukiau ir įdėjau paprastį. Zagluškį, ne? Bet čia 1.9? A, ir dar šitą keičiau, nes irgi buvau jau užkepęs, jau vos buvau atidaręs kapotą. Ai, bet čia nauja dėja, ne? Nu, irgi šrotas. Ai, šrotas. Neliu, gal nori pasijungti OBD? Nes jinai pas mus OBD-lę? stovi nuo lapkričio mėnesio. Aš jau kariuomenė. Ai, tai nevažinėjat jūs Ta mašina važinėja. O kiek tu sakai techninė jam dar galioja? Pjūčia. Tepoliuko normaliai trūksta. Trūksta? Nu, visko labai ilgai stovėjo. Mes ją per Carvertical galim pasitikrinti? Pasižiūrėti, ką jinai nuveikus. Žiūrėjai? Tikrinai? Žiūrėjau. O kondiškė veikianti ar nežinot? Veikia, bet jeigu... Variklio pagalbų nėra. Žiūrim, kas čia viduj gero. Nieko čia. Nėra čia auto Golfo jau. Realiai. Kas čia? Ką radom? Dvi žvakės nešildo. Dvi žvakės nedirba. Bet šiaip jinai prastovėjo nuo lapčio mėnesio, sausio mėnesį vakuumas buvo išsikrovęs. Aš ją prisikūriau, jinai po to man iki šiol vakūrės normaliai. O prieš tai irgi visas žiemas normaliai kūrėsi irgi. Tiek ir pats tai žinau normaliai. Ką dar matai? Kompensuojas. Lemputės. Klaidų tai nemažai, ne? Side airbag crash sensor. A, airbagai dega, ne? 320 ir ne. Škeišiausias stogas sveikas. Visur žodžiu yra, o stogas gyvas. Nu, pas mus ir stogas, kad iškės miręs. Nu, nemiręs, bet toksai. Gal rankeną užstrigo?
trosas jau įsistringa, ne? O? Biški trosas stringa. Stiklas dar originalas. Arba dėtas originalas buvo, bet pagal metus. Kažkaip tai žiūrėdavo pagal metus. Jei kas žinot, kaip atskirti, kurių metų mašiną, pavyzdžiui, pagal stiklo numerį. Gal galit komentaruose papasakot, nes aš, pavyzdžiui, nežinau. Ir pagal ką čia? AS2 tai čia... Šitą man atrodo. Treti. Ketvirtuką. Kurių metų esi? 4, tai 4. Gali būt? Pasakykit komentaruose, nežinau, neįsivaizduoju. Nes šiaip įdomu pažiūrėti, tai stiklai vienodi, jokį. Šitas nekeistas, tas nekeistas. Toks pat, visur sutinka. Priekinis. Irgi 4. Tai gal nekeistas irgi, nežinau. Nu, bet šitą nežinau. Turim ataskaitą. Žalą užfiksuotą. Yra nuotraukos, kai jis dar gyvas buvo. Atrodo, jo. Kiek rida? 277. Aha. Eik, tai gražus dar buvo. Čia kas atgal, dar vien, pasirodė, kad... Čia parduodamos, ne? Čia skelbimo nuotraukos. Rida viskas atrodo normaliai kyla po biškį. Ir žala nedidelį priekį. Bet čia 220. O kas priekį? Kas priekį? Bet nedidelė žala. 20 metais kažkur stuktelto buvo. Ne, aš kelintas menų. Kada tu nustuktai? 12. Žalą turėt? Kas? Ne. Tai 20 metais, tai čia yra prieš 4 metus. Tai prieš jų nupirkam. Bet nedidelė, 500 eurų. Žodžiu, šiaip iš tikrųjų, kokia jūsų galutinė kaina jūs? Nu, čia maždaug kalbam kažką tokio, ką ir kalbėjau. 1000 eurų? Jo. 1000 mes nepasiūlysim. Iš tikrųjų, kėbulo nėra, sakai parudės, bet ne kiaurai, o ten slenkščio gabalo trūksta tokio. Kiek mes galime. Jo, bet aš noriu, tiesiog, kad dėl ko, ta prasme, nes išminamasis birbė, slenkščiai supuvę, variklio pagalvės arba nuplyšus, arba jau baigė nuplyšti, nes variklis labai stipriai vartosi, o mes dar net nevažiavom. Aš negalėjau pasakyti. Jo, ta prasme, tokio dalyką tu nepamatysi, bet išminamasis kaukia, tai čia dėžės nuėmimas. Tiekas į pabaigą, o kėbulo nėra. Tai jos čia paskutinė techninė apžiūra iš tikrųjų. Tai už tokios būklės... Einam, Ignelį, pasitarsim, ką mes galim pasiūlyti, bet... Nu, nežinau, tuoj pagalvoti reikia biškį. Tiesą sakant, biškį, liūdnas golfas. Nežinau. Gerai, kad netoli važiuoti. Nu jo, šitas gražus golfas. Kaip paimtuom ir daugiau net, negu už 1000 eurų. Gerai, einam, pabandysiu pasiūlyti, jeigu nestiks. Nebevažiuosi. Kur? Žodžiu, Ignelis neleidžiasi man su žmonėm pabendrauti. Nepykit, kaip teko iš greičiau užvažiuoti. Norėjom pabendrauti, bet nebeleidė Ignelis. Žodžiu, kainą savo net nesiūlėm. Jie norėjo 1000 eurų, o mes negalėjom tiek pasiūlyti. Max 500 eurų. Nes jam liko pusę metų techninės apžiūros, jį reikia praktiškai utilizuoti, nes lenkščio trūksta gabalo priekin jau nupuvęs, taip gražiai nupuvęs, kad atrodo, kad taip panašiai ir turėtų būti. Aš kažkaip galvoju, gal ten tas pospurnis atkybęs. Pasižiūrėjau normaliai. Aš pažiūrėjau, kad ten gabalo trūksta. Dešinys irgi supuvęs, bagažinė supuvus, salonas irgi visas ištraskytas. Realiai kėbulo būklė panaši kaip, realiai kaip ir sakei, kaip gataiškis. GTI slenkščiai supuvę, bet iš kėbulo pusės, šiaip jo, labai panašu, iš tikrųjų labai panašu. Bagažinės lenktis parūdėjęs, slenkščiai irgi abu supuvę, rūdys ant durų irgi yra, sparnai abu priekiniai irgi parūdėję, praktiškai tas pats. Ant šito tik ant stogo nebuvo rūdžių. Bet tik tai tiek, visur kitur yra. Žodžiu, galbūt parduos kažkam, gal kažkam ant detalių reikės, bet tikrai 1000 eurų dėja, bet neverta. Vso, grįžtam į bazę. Imsimės kitų reikalų, Ignelis važiuos savo golfą daryti, ne? Ne, nedarysiu golfą, kitų reikia dalykų pasidaryti. Nežinau, nesigilinsiu. Gerai, atsijungiam. Pasimatysim vietoje. Šiandien yra penktadienis, o penktadienis yra alaus gimtadienis. Šiaip juokauju, ne apie tai.
Igniukas išlėkė su Gintaru tvarkyti kažkokių reikalų, kažką prasiveš, kažkokią mašiną ir taip toliau panašiai. Aš nežinau, šiandien aš užsiėmęs iš ryto buvau kitais reikalais, pas gydytus buvau išvažiavęs. Tai va, grįžau į garažą ir gavau žinutę iš Febio, kad gavome papildymą. Tai reikia nuvažiuoti pasiimti. Va šitie standukai, kur sudėtas mūsų skystis ir ten yra kitas standas irgi Febio, kur sudėta mano šalmai. Bet jame turėtų būti ne šalmai, jose bus medžiagų. Febis mums papildys tepalų, skysčių ir viso kito. Kadangi jau ateina tas laikas, manau, kad šitoj serijoje, į kurią dabar filmuoju medžiagą, tai šitoj serijoje jau turbūt ir pamatysit, aš tikiuosi, nežinau, tikiuosi, kad pamatysit mūsų naują projektą. Ir dabar jau manau, kad galiu apie jį šiek tiek papasakot. Nusipirkom praktiškai turbūt pigiausią, kokį radom, kokį galėjom, BMW F10. Paklausit, kam nafik jums tas senas F10 reikalingas? Tai pasakysiu taip. Mes įpirkom nebe reikalo ir būtent F10 mums reikėjo. 535 X-Drive'as, benzinas, pigus, pakankamai tuščias, nieko visiškai neipatingas, spalva pilka, nu žodžiu, pats praktiškai paprasčiausias 535, kokį galima surasti. Tai telikas didysis. Tai va, ir papildysim sanduką ir tai mašinai ir gatai turėsim tepaliuką supilt. Ir kadangi lepus varikliai 535, problemos su indeklais, tai tikriausiai imsim ir pasikeisim indeklus tam, kad nekeltų problemą. Čia, aš važiuoju atsivešiu tą visą papildymą. Taigi, turim dalykėlių, turim tepalų, aišku, čia dar išpakuosim, turim tepalų, kas čia, vairo stiprintuvas skystis, hidraulinis skystis, ready mixas, antifrizo, žodžiu, turim dalykų, reduktoriaus tepalas, žodžiu, pasakėlė. Ledas. Sveiki! Esu dabar grįžęs pas tėvus ir pavogiau biškių mamos mašiną. Žodžiu, važiuoju dabar į Gargždus pažiūrėti Mersiuką ir po to 1 valandą dar pasiskambinsiu dar vieną Mersiuką pasižiūrėti. Nu, žodžiu, apžiūrėjau 2 mašinas dabar. Vieną filmavau, kitos nefilmavau. Palaukit, pažiūrėsiu dar ir mikrofonas. Apžiūrėjau 2 mašinas, vieną filmavau, kitos nefilmavau. Tik yra viena problemė. Mikrofonas išsikrovė. Tai vieną mašiną žiūrėjau be mikrofono. Tai nežinau, ten garso iš vis nebus, manau. Apžiūrėjau E-klasės Mersą, universalą. Ir gal Zenius čia įdės biškį medžiagos. Buvo ant sparno atsilupęs špaklius, ant kito sparno, ant arkos buvo iškeltas, nu, ta prasme, spogiukai tie iškelti rūdžių. Tai kaina šiaip kaip ir normali, bet nežinau, ar mums apsimoka pirkti dar. Ai, dar važiuoklę barškė, važiuojant čia to keliu pastebėjau. Nu, aišku, ir sakė, kas dar tenai su juo buvo. Liftas neveikia normaliai, ten blūdyje. Motoras liktai kaip ir viskas ok, viskas good. Bet, nu, tiesiog, nežinau, man nepatiko gal kaina jos, bet neesmė. Atvažiavau atgalvo į vietą biškį. Žodžiu. Po to pažiūrėjau C6 Audi A6, 3 litrai quattro, sedanas, pre-faceliftas. Nevažiavau, nes ten žmonės tiesiog prie parduotuvės buvo sustoję, aš nuvažiavau greit, pažiūrėjau, kaip ten iš viso kėbulas, kaip motoras atrodo. Tai šiek tiek motoras prie purkštukų parasojas, bet ten irgi nieko baisaus. Grandinė sakė nebarška, važiuoklė nemuša. Buvo ten kelios rudelės,
Ir kaina šiaip visai nebloga, tai manau gal ją reikės ir pasiskambinti, susitarti kokią kitą dieną ar kaip, nežinau iš tikrųjų, dabar vienam sunku atvažiavus čia, tai gal kitą dieną atvažiavus nuvažiuoti, paimti ją, nežinau. Žodžiu, atvykau prie Mersiuko. Mersas šiaip, aš jau biškį apžiūrėjau, Mersas šiaip gyvas atrodo, buvo, bet dabar su juo yra tokia problemėlė. Jis yra padegęs. Šiek tiek. Į saloną panašu nepersimetė ugnis. Tai viskas čia yra dar sutvarkoma. Manau, viskas yra good. Mersiukas yra 28 metų feisas. Problemėlė, kad čia yra parūdyje. Ten gale biški vos pakilę. Šiaip salonas yra visai good. Čia atverčiami. Kaip čia? Nežinau, nesvarbu. Šiaip Mersiukas man patinka toksai, gražus, gyvas atrodo tikrai. Avantgarde. Vairiukas patrintas, bet nieko baisaus. Ok. Čia va, biškį. Aš iš tą mašiną žiūriu Gintarų iš tikrųjų. Gintaras paprašė, kai aš būsiu vietoj, kad pažiūrėčiau netoli. Čia irgi va yra pagalbininkas, Cuckas. Parūdyje čia. Nežinau, ar girdis ar nesigirdi. Op. Čia dar toks va vaizdelis. Žodžiu. Aš tą mašiną žiūriu Gintarui. Dar reikia iš tikrųjų Gintarui atskirai nufilmuoti. Trumpas komentaras. Visus su šventėm, beje, nes šiandien, nežinau kaip čia iPhone man prifilmuoti su telefonu. Nepratęs prie GoPro. Gale turiu bumperį. Kieno tas bumperis, kaip jūs galvojate? Išduosiu tik tiek, kad čia BMW bumperis. Kokia BMW bumperis, jeigu mes BMW jokai nenupirkė? Taigi, BMW mes nupirkė ir pasiėmėm. Bumperiukas mums kainavo 50 eurų. Tai iš biudžeto išbraukėm 50 eurų. Žmonės klausė, koks mūsų biudžetas. Tiesą sakant, aš to biudžeto tiksliai net ir nežinau, todėl kad labai daug kas perkasi, keičiasi iš tų pačių pinigų. Žodžiu, viską patalpom perkam, įrankių šiek tiek pirkom, raktų komplektą, dankratą nupirkom, žodžiu, viską perkam iš tų pinigų ir tokio bendro biudžeto, sakykim, kiek mes čia išleidom automobiliui ir kiek mes nuo uždirbom, tai ir kiek pas mus dabar ir bendras biudžetas, taip tiksliai neskaičiuojam, todėl kad yra pakankamai sudėtinga, nes ten įsileidžia, ten kažkas dasideda, ten vieną mašiną parduodam, kitą nuperkam. Žodžiu, nesirašėm mes nusipirkti Lamborghini ar dar kažką. Jeigu mums gerai seksis, jeigu žmonės mūsų žiūrės, galbūt pavyks nupirkti kažkokį projektinį, rimtesnį automobilį, su kuriuo galėsim pasidžiaugti ir parduoti. Ar prikelt kokį superkarą galbūt pavyktų iš viso, tai būtų visai prikolas. Bet esmė tokia, kad dabar mes tokio tikslo konkrečiai užsibrėžę nesam. Tiesiog dirbom for fun, darom turinių jum, kad būtų jum įdomu žiūrėti ir kad būtų patiem linksma dirbti. Ta prasme, mes su Igneliu ir Zenium susirinkome bendrą krūvą būtent tam, kad gerai praleis laiką, kad turėtumėt ką žiūrėti per YouTube, nes viskas, aš atsijungiu, važiuoju atgal pas tėvukus, visgi Velykų savaitgalis, tai šventinės dienos yra šventinės. Jeigu kažką pasiūlius aplinkui nebrangiai, galbūt kažką ir nupirkčiau, bet... dabar filmuoju vėl su telefonu, nes pasignelį kamerą. Tai žodžiu, va taip va, kolonėlė ir diržiukas, kuris pas mus nesifiksavo, yra čia. Galbūt mūsų diržas ir yra geras, aš nežinau, tiesiog galbūt surinkta blogai, bet aš nesigilinsiu, nes išardžius po to sužinot, kad ten reikia diržo, tai jau geriau iš karto turėti. Tai va, o aš gazuoju Vilnių, nes laukiau kiti darbai, man Ignelis skambino, laukia manęs, tai reikia pūsti greičiau.